Treneri, sunkios rungtynės, sunki išvyka, tarsi ir grįžot į pergalių kelią, bet žaidėt su vienais iš lygos lyderių, kurie turėjo šiandien ką prieš pastatyti. Tai pirmiausia gal taip, ko pritrūko šiose rungtynėse? Ne su ta energija atėjom, kurios aš noriu, ne su ta agresija, kurios aš noriu. Turbūt nuo to reikia pradėti, paskui jau einam į taktinius dalykus. Kas liečia krepšinį, mes pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių po save, tai reiškia pas juos daug antrų šansų, daug lengvų taškų iš po krepšio po antro šanso. Toliau 50-50 kamuoliai, didžioji dauguma yra jų, tai aš grįžtu į mūsų norą, energiją, agresiją. Tranziciją gynybos mes nesugebėjom sustabdyti, turim bėdą viso sezono ir nesugebam jos niekaip išspręsti. Tai va turbūt pagrindiniai dalykai, ko nepadarėm, iš to gavosi rezultatas ir, sakysim, nepavyko duoti kovos, kad užsikabintų rungtynių. Žvelgiant į bendrą statistiką, pataikymo procentas lyg ir panašus, klaidų skaičius taip pat lyg ir protokole panašus, netgi atkovotų kamuolių bendras, jeigu vertinantume skaičius, taip pat lyg ir panašus, bet marijampoliečiai daug daugiau atakų surengė greito puolimo dėka, kodėl to nepavyksta sustabdyti? Pasakau, mūsų sezono problema yra ir tikrai skiriam tam dėmesio, mes treneriai matom tą dalyką, bet vėlgi reikia tai padaryti aikštelėje. Aš sakysim, žiūrėčiau labiau į tą dalyką, kad pirmiausia tai yra noras, pastangos, o ne sakysim, ieškojimas lengvų baudų arba ieškojimas lengvų kelių. Ir mes ne vienas rungtynės dėl tų dalykų mes esam pralaimėję. Tai nepavyksta kol kas išgyvendinti šito dalyko. Įdomu, kaip pavyksta išgyvendinti techninės pražangas. Matėm, kiek skaudžiai jos kainuoja net ir Eurolygoje, tarkim, Žalgirio mače su Realu, skaudžiai kainavo ir jums. Viena po kitos čia buvo tos techninės pražangos. Ar tai dėl žaidėjų per didelio noro ar kitos priežastys? Negerai, kai komanda nevaldo savęs ir aš prisiimu kaltę, čia yra mano. Tik tai vėlgi aš skaitau savo žaidėjus suaugusiais žmonėmis ir aš nesinori su jais koliotis, bet pokalbis apie tai buvo ir tikiuosi tą problemą mes išspręsim. Dėkui, treneri.